Kai jau atrodo, kad turime pakankamai Battle Royale žaidimų, atsiranda dar vienas. Tai Archeron, naujas komandinis PvP veiksmo žaidimas, kuris stipriai primena MOBA žaidimus. Čia turime 15 komandų po 3 žaidėjus, kurios kovoja dėl išlikimo ir teisės pakilti į viršų per paslaptingą bokštą. Kiekviena komanda renka ginklus, relikvijas ir gebėjimus, kurdama unikalius bildus realiu laiku. Čia nėra iš anksto pasirinktų klasių ar vaidmenų, tavo stilių lemia tai, ką sugebi surinkti ir kaip tai panaudoji. Kiekvienas žingsnis, atidarytas skrynia ar magijos sprogimas gali išduoti tavo lokaciją. Priešai gali tave išgirsti dar prieš pamatydami, o iš to laidančios kovos pradeda nuspręsti, kur verta ar neverta eiti. Žaidimo pagrindas – Ascension sistema. Po kelių minučių grobio paieškų pasigirsta švyturio kvietimas, kad metas kopti aukštyn. Tačiau švyturių neužtenka visiems, todėl dėl kiekvieno vyksta įtemptos kovos, o aplink siaučia viską naikinanti Abyssal Storm. Komanda išsilaikiusi 30 sekundžių ir esanti vienintelė bykone pakyla į kitą aukštą, kol galiausiai lieka tik stipriausi. Tavo bildas susideda iš 4 relikvijų – karūnos, amuleto ir 2 ginklų. Kiekviena relikvija duoda tau skirtingus bonusus, bet gali rasti ir rinkinius. Jeigu surenki visą rinkinį, tampi Eternal – galingesnė būtybė su 5 gebėjimu, bet prarandi galimybę keistis iki rungtynių pabaigos. Kiekviena sesija leidžia eksperimentuoti su tūkstančiais kombinacijų, kiekvienas ciklas tai nauja pradžia, naujas šansas tapti stipresniam. Archeron jau kviečia žaidėjus prisijungti prie bendruomenės ir padėti testuoti žaidimą prieš išleidimą. Žaidimas numatomas išleisti kitais metais PC ir konsolėse.